Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ir ką, mūsų laukia dar viena įdomi krepšinio savaitė, galim sakyti, laukia mūsų daug švenčių, dėl to atėjau pasipuošęs, negaliu sau leisti ateiti su treningais kaip koks Tiškevičius. Na, o jūs prenumeruokit mano YouTube kanalą, spėkite Žalgirio ir Maccabi rungtynių rezultatą ir jūsų laukia prizas, tai yra mano bučkis. Sėkmės! Žalgiris bandys pratęsti pergalių seriją Eurolygoje ir namie stos į mūšį su Tel Avivo Maccabi. Labai palankus šansas žalgiriukai nuskinti dar vieną pergalę, nes Maccabi turi labai daug problemų. Dėl traumų iškritę abu žaidėjai, ir Blatas, ir Jokubaitis. Neseniai Lloydas paliko komandą, kuriam buvo prognozuojamas lyderio vaidmuo. Salenas Lee irgi dabar nesitreniravo su komanda. Maccabi šį sezoną man popierioje silpnesnė ekipa nei praėjusi. Ir nebėra tokia greita ir atletiška, ir nebėra prikimšta amerikiečių. Aišku, jų netrūksta, bet tai kitokio stiliaus komanda. Manau, kad jinai paranki Žalgiriui ir nebejoju Žalgirio pergalę maždaug 10 taškų skirtumų. Mūsų laukia dar viena labai intriguojanti akistata Eurolygoje. Šaro treniruojama Fenerbahčė priims Eurolygos čempioną Panathinaikos klubą su Mariumi Grigoniu. Abi komandos dabar kritusios į duobelę. Feneris namie beviltiškai prapylė Crvenai Zvezdai, išvyko išsenėjo pergalytę prieš vieną iš outsiderių Berlyno Alba. Pavo įsigudrino net pralaimėti turnyro naujokams, Paryžiaus krepšininkams. Labai blankus Grigonis, kol kas sezono pradžioje tik po 3 taškelius vidutiniškai sukrapšto. Fenerbahčė turi didelių problemų pastaruoju metu dėl puolimo, per 2 mačus tik 64 mesti taškeliai. Na, o Pavo atvirkščiai gynyba, tikrai labai smarkiai šlubuoja gynyba ir sunkiai prognozuojamos rungtynės. Manau, kad dramatiškas mūšis vyks iki paskutinės minutės, gal net paskutinių sekundžių, ir nuojauta kužda, kad pergalę išplėš Panathinaikos maždaug 2-3 taškeliai. Keliamės į Lietuvos krepšinio lygą, tikrai bus įdomu Utenoje, kur vietos Juventus priims Panevėžio 7bet Lietkabelį. Sunkiai prognozuojama dvikova. Kodėl? Šiaip 7bet Lietkabelis, gal popierioje kiek stipresnė komanda, bet Juve dabar tikrai radikaliai pagerino žaidimą išvykoje, uždusino Vilkus. Labai smarkiai pagerėjo gynyba, tik 67 taškai praleisti rungtynėse su Wolves ekipa. Lietkabelis toliau be pagrindinio centro Brikso, bet ir be jo, be Kovliaro, be Lavrinovičiaus, kaip reikiant ne tik pakuteno padus, bet ir padraskė akis Kauno Žalgiriui. Panevėžiečiams labai trūksta metikų. Jeigu jiems nekris, Juve turi puikų šansą paimti pergalę, bet vis dėlto man atrodo, kad Panevėžio komanda nugalės tose rungtynėse, maždaug 4-6 taškais. Vilniaus Wolves priims Kauno Žalgirį, galbūt daugam atrodo, kad tai niekam dėmesio nevertas mačas, aš taip nemanau. Vilkai nusileido Juvei, sakyčiau, neįvertino varžovų, gal šiek tiek užmigo ant laurų. Wolves krepšininkai po įspūdingos pergalės išvykoje prieš Badalonos Žuventut klubą. Dabar Vilkai mobilizuosis, nusiteikimas manau, kad bus maksimalus. Tuo tarpu Žalgirio lauks dviguba Eurolygos savaitė ir labai tikėtina, kad žalgiriečiai nesivers per galvą, šiek tiek pasitaupys, aišku, norės išvengti traumos ir išplėš galbūt tą pergalę Žalgiris, bet reikės labai rimtai paprakaituoti. Žalgirio pergalė maždaug 4, 5 ar 6 taškais. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio analizė ir prognozės. Prenumeruokite mano YouTube kanalą. Visiems sėkmės, iki kito karto.